Sveiki, mielieji. Sveiki. Su jumis ir vėl normalų žmonės. Mūsų trečioji laida, kaip ir žadėjom. Šiandieninė laida bus išskirtinė ir būtent šiandien dieną mes nusprendėm. Šiandien dieną laimėjo gėris. Šiandien dieną laimėjo gėris, šiandien dieną per vargus, per sunkumus vis dėlto pavyko Lietuvai įprezidentinti mūsų gerbiamą Vytautą Landsbergį. Bet prieš tai jums turime priminti, kad korona niekur nedingo, virusai niekur nedingo, kaip matot, mes saugomės, kaukės, pirštinės ir naujovė. Turbūt pastebėjot, kad ant stalo nebėra dezinfekcinio, tai mes tiesiog pakeitėm jį kitu. Čia yra buteliukas, Spiritas. atidarytas jisai, atviras. Čia yra spiritas. Spiritas jis garuoja. Jo, tai yra labai laki medžiaga, gerai garuoja. Jo, ir pradezinfekuoja orą. Dezinfekuoja mūsų namelį. Mūsų namelį, kuris ateityje neužilgo taps šventovė ant ratų. Mažaisiais maldos namais. Turbūt žiūrovai galvojo, kodėl mes gerbiamą Vytautą atsukom į juos. Tai viskas tik dėl jūsų, mielieji. Iš tikrųjų nusprendėm, kad norim skleisti gerą energiją jums ir tiesiog suteikti gerų emocijų daug. Dėl to atsukom Vytautą į jūs. Norim jums pranešti šią žinią, kad mes, kaip ir žadėjom, tai yra pagrindinė žinia šiandien dienai. Vytautas Landsbergis jau oficialiai yra vadinamas mūsų vadovu. Valdovu, Lietuvos valdovu. Ir mes tą progą įsteigėme religinę bendruomenę, sektą vadinamą, sektą Landsbergio liudytojai. Mes nuo šiandien su Eglute esame Landsbergio liudytojai. Mes esam šventikai. Aš esu šventikas, čia yra šventikė Eglė. Mes liudijam Landsbergio tiesą. Gerus darbus ir šviesą. Kaipgi religinė bendruomenė be savo vertybių ir be savo maldų. Norime pabrėžti, kad tai yra pelno siekianti organizacija ir jeigu norite papulti į šią sektą, jūs turite turėti daug pinigų. Jeigu jūs ten aukosite kelis centus, tai tikrai galite net nesivarginti. Ta prasme, mums tinka tik tai didelė suma. O jeigu neturite pinigėlių, tai mielai, jeigu norėsite įstoti mūsų Landsbergio liudytojų sektą, jūs galėsite užrašyti savo turimą būstą, ar tai sklypą prie ežero, ar tai miško gal turite, ar šiaip nenaudojama kokį sklypą, ar butą, ar sodą kolektyvinį galbūt, o galbūt kokių vertingų popierių, akcijų gal turite. Aukso, kokių nors aukso dirbinių. Iš bėdos priimtume ir sidabro dirbinius. Žinoma, bet geriau auksas. Geriau jau būtų auksas. Ir, kaip sakant, mes pranešę šitą žinią, mes turbūt turim dar pasakyti vieną dalyką, kad mes Eglutę padarėm didžiulę nuodėmę. Mes gerbiamą Vytautą patalpinom į rėmelį, kurį pirkom Baltarusijoje. Mes buvom Baltarusijoje, mes vykome pažiūrėti, kaip diktatorius Lukašenka badu marina žmonės, kai buvom išvykę ir pirkom rėmelį. Visai nepagalvojom ir nepamatėm. Antroji pusėje parašyta, kad tai rėmelis pagamintas Baltarusijoje. Mes jau daug kartų sakėm maldą, tiesiog, kad šitą nuodėmę išpažintume. Ir todėl aš manau, kad dar kartą maldą, dar kartą pasimeldus mūsų sukurtą maldą būtent Landsbergio liudytojų maldą, kuri bus pagrindinė malda. Tai yra pagrindinė malda, atsiprašau, pertraukiau. Mes šią maldą kartojame kiekvieną dieną, kartais ir po 2 kartus per dieną, kartais ir po 3, ir po 4, tiesiog tiek, kiek reikia. Ir norėjome pasakyti, kad... Užmiršau, ką norėjom pasakyti.
norėjom pasakyti, kad šita malda bus įdėta apačioj po aprašu. Taip. Video aprašu šita malda bus įdėta, žmonės galės nusukopijuoti, atsispausdinti ir pasikabinti savo namuose matomiausiose vietose. O matomiausia vieta namuose, kaip žinot, visi yra šaldytuvas. Taigi šią maldą ant šaldytuvo. Ir čia ypač bus gerai tie, kurie mėgsta persivalgyti. Ypač kaip pavyzdžiui, jau atsidarė tą šaldytuvą, prisivalgė visokių negerų dalykų ir po to uždarius šaldytuvą sukalba maldą ir jam jau bus atleista. Galima panaudoti ir tam tą maldą, jinai tokia universali malda. Bet maldą kalbėti neįstojus į mūsų sektą jau taip pat yra nuodėmė arba neparėmus. Jeigu jūs mūsų neparemėte, šita malda jau yra kaip šventvagystė. Šita malda patampa kaip šventvagystė. Jūs jau reiškės pasiėmėt mūsų šventą kurtą maldą ir už tai neatsidėkojot. Neatsidėkojot mūsų bendruomenė. Dar norėjau pasakyti, kad paprastai šią maldą mes sakom atmintinai, mes ją mokam, tiesiog iš širdies sakom. Tačiau šiandien prieš kamerą šiek tiek jaudinamės, dėl to ant lapuko atsispausdinom. O jeigu nepavyks iš pirmo karto, tai, mėlėjai, nepykit, mes kartosim tol, kol mums pavyks. Tai leiskite, Glutė, pradėsiu aš maldą. Melskimės. Patriarchė mūsų, kuris dar nesi danguje, mums šventas tavo vardas, tu pagerbtas tarp mūsų, ir pagerbtas tavo anūkas Angelas Gabrielius. Tu išvadavai Lietuvą, tik tavo dėka. Mes vis dar prisimename, kodėl esame laisvi. Tik tavo dėka. Lietuva klesti. Tik tavo dėka. Mes gyvename jau beveik kaip Švedijoje. Taip pat dėkojame tau už kiekvieną suteiktą vakcinos malonę. Prašome tave. Suteik mums daugiau jėgos kovoti prieš 5-ąją koloną, antivakserius, vatnikus, antivalstybininkus, šunaują ir nežmonės. Prašome tave. Atleisk šunaujai jų nuodėmes. Jie neišsilavinę ir nežino, ką daro. Meldžiame tave. Apsaugok mus nuo Rusijos, nuo Kinijos ir nuo Baltarusijos. Ir neleisk joms mūsų gundyti žemomis naftos, dujų ir kūro kainomis. Saugok mus nuo pikto. Ir nuo žmogėdrų. Pažadame tavęs niekada nenuvilti. Pažadame saugoti tavo autoritetą. Pažadame pastatyti tau paminklą. Pažadame balsuoti už konservatorius, kol būsime gyvi. Lai konservatoriai duos Lietuvai daugiau jėgos ir viešpataus per amžius. Manau, kad gerai gavosi mūsų malda, žiūrovas liko patenkintas, įkvėptas, sužavėtas ir apimtas šventumo, nes šita malda turi skleisti šventumą. Gėrį. Mes turėtume nepamiršti, kodėl mes nusprendėme steigti Landsbergio liudytojų bendruomenę, kurią jūs galite rasti ir Facebook'e. Facebook'e ieškokite puslapio Landsbergio liudytojai. Ten bus pačios naujausios, karščiausios naujienos, bus stojimo sąlygos, bus banko sąskaitos, kur galėsite pervesti pinigėlius, kur bus notarų telefonai, kur galėsim kartu nuvykti pas notarą ir jūs mielai galėsite mūsų bendruomenį užrašyti savo turimą turtą ar papuošus, sklypus ir visą kitą, kas yra vertinga. Mes nusprendėm įsteigti šitą bendruomenę todėl, kad Vytautas Landsbergis vienintelis žmogus, vienintelis ir vienas pats praktiškai galima sakyti, sugriovė Tarybų sąjungą. Padarė Lietuvą nepriklausomą, kiek jam trukdė, kiek iš jo šaipėsi, kiek buvo visokiausių sunkumų, kad ir dabar, svarstant tokį svarbų momentą, pripažinti mūsų gerbiamą Vytautą Landsbergį, prezidento, vadovų, valdovų, atsirado šunauja, kuri drįso prieštarauti, kurie drįso balsuoti prieš. Negana to, šita šunauja 5-oji kolona pagrasino, šantažuodama visą Lietuvą, visą mūsų bendruomenę, šventą bendruomenę, nušvitusią bendruomenę, kad jie niekšai.
atgavę jėgas ir sekančios rinkimuose laimėjo rinkimus, atšauks į prezidentinimą. Tai yra niekšai ir juos prakeiks pats Vytautas Landsbergis greičiausiai. Ir jiems už tai atsirūks. Tai va, mielieji, Vytautas Landsbergis yra didis žmogus. Bet nepamirškime ir Angelo Gabrieliaus. Taip, mūsų maldoj Gabrielius yra minimas kaip angelas. Ir ne šiaip sau. Būtent jis, jo dėka, turbūt ir Vytautas Landsbergis laikosi, matydamas tokį šaunų anūką, taip gerai besitvarkantis su Lietuvos visokiais iššūkiais, su visokiais puolančiais rusais ir taip toliau. Ir tai yra be galo kuklus žmogus. Be galo kuklus žmogus ir aš manyčiau, kad jis yra taupus žmogus. Kaip pranešė žiniasklaidos priemonės draugiškom šalims priklausančios, tai yra amerikiečiam priklausančios žiniasklaidos priemonės, TV3, visokios kitokios, senukų radijas pranešė, kad Gabrielius Landsbergis jau su žmona Austėja sugebėjo susitaupyti 18 milijonų eurų. Ir tai rodo, kad mes iš tikrųjų gyvenam gerovės valstybėje. Gerovės valstybėje jūs, sakydama, eglutę, uždėtate didelį pliusą Gitanui Nausėdai. Aš nemanau, kad jis yra vertas tokio pagirimo. Nes Gitanas Nausėda ne kartą prieštarauja konservatorių priimtiems sprendimams. Todėl negalima būtų sakyti, kad tai yra gerovės valstybė. Tai tiesiog yra laisva, nepriklausoma, klestinti demokratinė Lietuva. Tai, o gerovės valstybė, tai čia mes iki tos gerovės, kaip sakant, kažin ar daisim, kurią žadėjo, prisimelavo Gitanas Nausėda, kuris dabar drįsta net akis draskyti gerbiamai Ingridai Šimonytei. Įsivaizduojat, Landsbergis 18 milijonų susitaupė su žmona. Taigi neišlaidžiauja žmogus. Tai yra kuklus taupų žmonės. Iš tikrųjų tai yra pavyzdys, kad kiekvienas iš mūsų galime tiek susitaupyti, jeigu labai norėsime. Kiekvienas turi tokias galimybės. Bet turime dirbti sąžiningai. Kai kurie tingi. Taip. Jie, aš manau, nesusitaupo todėl, kad jie meluoja. O tie, kurie meluoja, tie ir vagia. Meluoja, vagia, išlaidžiauja ir nesusitaupo. O Gabrielius Landsbergis yra geras pavyzdys. Ar jūs esate matę kažkokiuose prabangiuose puotuose Austėją? Ar jūs esate matę, kad Austėja demonstruotų kažkokias išpūstas lūpas ar pripūstą krūtinę? Tai yra gan grakšti, normali. Sakyčiau, netgi tokia pilnoka, normali, padori moteris, kuri demonstruoja šviesą, kuri užsiima su mūsų švietimu. Tai yra tiesiogiai užsiima. Praktiškai ji taip pat yra Landsbergio liudytoja. Ji yra tiesioginė Landsbergio liudytoja. Jie netgi jau yra šiek tiek aukščiau. Aukščiau, bet mes tikrai... Bet mes esame aukščiau už Šunaują. Reikia nepamiršti, kad mes jau esame aukščiau už Šunaują. Aš manau, kad mes per laiką užsitarnausi malonę ir mūsų šventam namelį, bažnytėlėje ant ratų, Landsbergio liudytojų namelėje, galbūt svečiuose išvysim ir Austėją, kur mes galėsim kartu paliudyti Landsbergio tiesą. Austėja, jie turi vaikučių su Gabrieliu, vaikučiai Amerikoje stažuojasi, demokratijos, išsiuntė vaikus, kaip sakant, užsitarnauti, įgauti žinių, kad parvežtų į Lietuvą demokratijos. Jie išlaisvino savo vaikus nuo tarnavimo armijoje, kad nereiktų vaikučiam sūnui tarnauti armijoje, išsiuntė į apmokymus į Ameriką. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad gerbiama Austėja užsiima vaikų švietimu, jau nuo pat darželio jinai ugdo geras vertybės, konservatoriškos vertybės, kuklumo vertybės. Ir iš tikrųjų to galima labai pasidžiaugti. Austėja, aš manau, kad taip pat yra šventumo įsikūnijimas. Šventoji Austėja. Aš manau, kad taip, galima ją vadinti šventąją Austėją. Aš manau, mes ją galėsime įtraukti į maldą. Naują maldą, kai kursim, tikrai įtrauksim ir bus ir šventoji Austėja.
kaip sakant. Tai va, mėlėjai, tokios yra naujienos yra džiugios, iš pradžio aš taip labai jaudinusi, man rankos drebėjo balsas, turbūt jau žiūrovas pastebėjo, bet mes... Vis dėlto mus labai paveikė ta žinia, kad Landsbergis buvo paskelbtas valdovo, labai kažkaip susijaudinom ir vėl ir tortą nusipirkom ir atšventėm kaip reikiant. Jo. Ir spiritą pradėjom garinti. Jo, būna acto garintojai, tai mes garinam spiritą. Iš tikrųjų, tai yra nieko blogo, tai tiesiog pradezinfekuoja orą. Ir aš dabar, kai čia prasidarėm langiukus, tas toksai vėdinimas, tai tikrai gerai dezinfekuojasi. Ir tas toks spirito kvapas jaučiasi. Į kiekvieną kampą papuola spiritas ir taip veikia. Tokia gaunasi magija, tokia spirito magija, užsidezinfekuojam iš vidaus. Tai, mėlieji, mes dar turim vieną tokią žinią, tokį norą, mes labai norėtume su eglute išleisti Landsbergio liudytojų knygutę, tai būtų kaip Biblijos kažkoks analogas, kažkas tokio. Žinoma, tokio gal pademonstruosiu. Žinoma, ne už ačiū. Žinoma, ne. Tokio dydžio, kad galėtų būti tokia kaip knygutė, kai jūs atsivertat ir galėtų žmonės įsikišti visur į kišenį, moteris į rankinuką, tarkim, atsiverčiam ir ten. Vytauto Landsbergio biografija. Pavyzdžiui, mintys, kaip jisai gudriai, pavyzdžiui, pasielgė tarybiniais laikais, čia iš jo knygos ištrauka, kai jis susiorganizavo baltą bilietą, jis apsimetė tuomet, kad yra trenktas. Labai protingai padarė. Jo, protingai padarė ir tie rusai vargšai patikėjo, galvoja, kai jis rimtai yra trenktas ir jo neėmė į armiją ir jis taip išsisuko, tokius visokius jo, kaip sakant, tos dalykus, kaip jis sugebėjo Tarybų sąjungą apgauti, įtraukti giesmes, kad žmonės galėtų tiesiog bet kada išsitraukti, užėjus sunkumui, kaip sakant, užpuolus depresijai. Užpuolus šunaujai. Užpuolus šunaujai. Jie galima būtų kaip tokį, kaip pavyzdžiui, užpuolė koks nors Karbauskis ar ten Ąžuolas, koksai ten Valius, ne? Jūs išsitraukėt ir tą kalbą. Tiesiog net galima tą knygutę taip atsukti juos ir kad skleistų tą energiją. Ir aš manau, jie sutriktų. Ir pradėtų strikti kalba kaip gerbiamam Kęstučiui Masiuliui, kurį puola pastoviai. Puola visokie valiai, ąžuolai, dar visokie ir žmogus atkimbo. Tai jie galėtų duoti smūgį, atkirti. Ras knygutį į akis, kaip sakant, kaip velniai kryžės ir jisai ir viskas ir pasibaigtų visi mandrumai. Tai turim tokį norą. Apie tą knygutės turinį patį, tai ten aišku būtų Vytauto Landsbergio biografija, būtų jo citatos įsimintiniausios, būtų ištraukos iš jo kalbų sudėtos, iš tikrųjų tai būtų galbūt net keli tomai tos knygos. Ten būtų ir jo poezija, mes be galo mėgstam su Vaidu Vytauto poeziją, nuolat sekam, dedam patiktukus, širdutės ir tiesiog mėgaujamės kiekvienu jo išleistų naujų eilėraščių, poezijos kūrinių. Mes tiesiog atsipalaiduojam ir laukiam kiekvieno naujo. Aš prisipažinsiu, kai aš, pavyzdžiui, nubundu anksti ryte, kai dažniausiai žmonės nubudę eina visų pirma į tualetą, ne? Aš tai visų pirma čiumpu į rankas telefoną ir atsidarau Vytauto Landsbergio profilį. Aš tai pradedu kiekvieną rytą nuo maldos. Aš jau maldą po tualeto. Kartais tualete irgi patogu vienam užsidaryti, nes nieks nemaišo, nieks netrukdo. Irgi gera yra, kaip sakant, tokiu kaip savo šventovė. Tai užsidaręs, užsirakinęs, kaip klausyklėliai tokioj, žinot. Ir aš iš ryto atsibundu, įsijungiu telefoną, pasižiūriu ir ar Vytautas Landsbergis naktį, kamuojant nemigai, neparašė kažko tai tokio protingo, gero, nes paskutiniu laiku Vytauto Landsbergio eilėraščiai, mintys tiesiog mane jaudina, man čiurpuliukai, kai aš skaitau jos. Eglė irgi mato, ne kartą yra raminančių, kaip sakant, man padavus valerijonų, nes iš tikrai mane jaudina. Ir tai grįžtu prie mūsų knygutės, mėlėjai, jeigu jūs pafinansuosit, jeigu jūs paremsit, mes tikrai išleisim šitą knygutę. Ir ne tik, mes galim, vis dėlto gyvenam 21 amžiuje,
mes išleisime apsą programėlę, kurioje galėsite rasti visus Landsbergio tekstus, poeziją, Žinoma, maldas. Pagrindė tai yra maldų apsas bus. Taip, yra taip. Landsbergio liudytojai maldų apsas. Jo. Apple ir Google Story, kad būtų. Kad tiktų formatas ir tie. Esmė yra šito apso, atskleiskim turbūt, ir čia nėra paslaptis, kad pritraukti jaunuomenę, kad jaunus žmonės nuo 16 metų, nes mes vis dėlto matome, kad Landsbergio liudytojais dažniausiai būna augesnio amžiaus žmonės, jaunimo yra labai mažai, dabar jaunimą nuviliojo, pripažinkim, nuviliojo, tai yra mūsų draugai, tai yra mūsų konservatorių partijos draugai, tai yra Laisvės, Meilės partija nuviliojo jaunimą, jie galima taip sakyti šiek tiek papirko juos ir narkotikais tais, bet čia nieko blogo. Nieko blogo ir man be galo buvo graudu žiūrėti, kaip vėl šitas akiplėša Valius Ąžuolas netgi pareikalavo tame tarpe ir konservatorių, ir Laisvės, Meilės partijos pasitikrinti narkotikų testus, daryti, įsivaizduojat, Seime. Aš tai, pavyzdžiui, aš nematau nieko blogo, jeigu Seimo narys, tarkim, kartais ten parūko žolytės ar ten pavartoja. Ta prasme, kas čia blogo, visi mes esam žmonės, visi žmonės turim tiesiog, pomėgių. Tu nori pasvaigti, tiesiog būti apsvaigę, atsipalaiduoti, nes kokie krūviai, pažiūrėkit, kokie mes laikotarpį gyvenam, rusai žvangina ginklais mums panosiai ir išlikti blaiviam, apsimesti kaip kokiam verygai, blaivininkų, ten nekarto negėrusiam, ten nesisvaigina. Tai pažiūrėkit, kodėl jie ir nusikalba, jie ir nusišneka, todėl, kad jie nesugeba atsipalaiduoti. Jūs pažiūrėkit, ar Monaitės kalba, ar Čmilytės kalba. Jūs pasižiūrėkit pačio Kęstučio kalbą. Tai yra nuostabios kalbos, matosi, kad žmonės atsipalaidavę, tokie, kartais ten tie žodžiai nesueina, bet ten pabėga mintis, ten, kaip sakant, ta Rusija visada, bet tai yra iš širdies. Tai yra žmonės atsiveria, kaip sakant, kada žmogų pažinsi, kada, kaip sakant, pagirdysi ir tada žmogus atsiveria ir tu gali pamatyti. O blaivų žmonės, jie yra pavojingi, jie yra klastingi, jie daug ką nutyli ir neatsiveria. O kada žmogus pavartoja kažko, aš manau, kad reikia dekriminalizuoti tos visus narkotikus ir leisti ir pasitikėti jaunimu. Jaunimas yra nekvailas, protingas dabar yra, kaip sakant, yra technologijų amžius, jaunimas moka naudotis kompiuteriais, patys susiranda visas reikiamas informacijas. Gali patys susirasti, kaip vartoti, kaip geriausia vartoti. Kaip užsiauginti, kaip pasigaminti, turėtų būti mokomieji filmukai, kad nereiktų vėl krauti pelną kažkokio tai vėl ten iš Afganistano ar iš kitokių ten šalių, kur veža visokius ten tus narkotikus. Pavyzdžiui, tik tokia būtų galima tiesiog paleisti filmuką, kaip vartoti. Jūs jau visai eglė, tik tokas. Taigi čia komunistų socialinis tinklas, pablūdot, Užmiršau truputį. Iš viso, kaip iškirpt reiks. Šitą iškirpsim. Iškirpt, tai komunistų, tiktokas, tai jo pablūdot. Dar pasakykit kokį, ruor VK kontaktė rusų, iš viso blūdot, krypot nuo temos. 5 kartus maldą iš eilės dabar po laidos gausit. Gerai, šitą iškirpsim, visiškai. Siūlykit Facebook'e iš naujo, sakykit Facebook'e, Twitter'e, dar kažkur. Tai va, geriausia būtų dalintis tokiamis pamokėlėmis, kaip taisyklingai vartoti, kaip moksliškai vartoti. Reiškia, Mitalas šiandien pasidalino, kad kaip reikia vartoti, ne kaip reikia vartoti, pasidalino, kad Laisvės partija remiasi tik mokslu ir kaip taisyklingai vartoti. Tai va, mes paleistume tokius filmukus ten per Facebooką, per kitas programėlės ir tiesiog, kad jaunimas žinotų kaip ir nebūtų paskui bėdų. Dar yra nusižengimas, aš manau, kad reikėtų nusiųsti šitą maldą ar bent jau paraginti stoti į mūsų bendruomenę, mūsų, kaip sakant, sektą ir Andrių Tapiną, ir Algį Greitai Ramanauską, ir Aušrinę Armonaitę, nes TikTok'e
pas kiniečius, pas komunistus, jie turi susikūrę paskiras ir ten maivosi, kelia visokius video, pristatinėja savo partijas, savo visokius ojojoj tenai. Suprantat? Ačiū Dievui, kad konservatoriai yra sveiko proto ir jų nėra šitos pas kiniečius, ten pas šitos komunistus. O šitiems reiks būtinai priminti, nusiųsti šitas maldas ir kad jie kalbėtų. Nors aš kaip sakau, melstis jūs kaip ir galit naudoti šitomis maldomis, jos apačioje yra po aprašo, bet jeigu jūs nepaaukojate, tai yra šventvagystė ir jūs jau kaip skaitysitės apvogę mūsų sektą, pavogę maldą, jeigu jūs neparemsit. Atminkit, kad vaikštote visokius kitokius maldos namus ir ten jūs kuo puikiausiai aukojat ir tai nereiškia, kad čia nereikia aukoti ir čia viskas už ačiū. Mums iš dangaus nekrenta. Viską mes patys darom, mes savo lėšom atsispausdinam, savo lėšom kuriam. Rėmelį pirkom Baltarusijoje. Aišku, kad tam, kad pigiau, ne tam, kad palaikyti diktatorišką visą šitą nesąmonę Lukašenką. Aš manau, Lukašenka anksčiau ir vėliau ateis į mūsų bendruomenę, jis įstos, supratęs, kaip sakant. Todėl dar kartą palinkėsim Landsbergių bendruomeniai, gerbiamam Vytautui Landsbergiui, Gabrieliui, Šimonytei. Daug ten žmonių yra. Labai norėčiau paraginti, kad greičiau, įveskit greičiau Lietuvoje europietiškas vertybės, tą demokratiją. Greičiau nugalėkit šitą niekšą Rusiją su Putinu. Greičiau. Po to, aišku, galėsim imtis ir Kinijos, aš kaip sakau. O Lukašenka, pamatęs, ateis pats ant kelienų ir paprašys įstoti į mūsų sektą ir už tai jam, kaip sakant, atpirkti jam nuodėmes, mes įpareigosim jį pastatyti Baltarusijai mažiausiai 3 bažnyčias mūsų, Landsbergio liudytojų bažnyčias, kad galėtų eiti žmonės ir Baltarusijoje liudyti Landsbergį, nes Baltarusijoje gyvena labai daug lietuvių ir jie yra suklaidinti šito diktatoriaus. Tai va, Eglutė norėjo dar ką nors priminti, ar jau mes galim baigti mūsų šitą švietėjišką nušvitimo laidą ir šitos šaunios žinios pranešimą. Gal jau baigiam, nes aš noriu pasimelsti. Jo, jūs už tą tiktoką turėsit 5 kartus, nes čia, su ką jūs padarėt. Oi, tai ką, mėlieji, melskimės visi, liudykim Landsbergį, nepamirškit paremti, nepamirškite dalintis su visais savo artimaisiais ir, žinoma, stokite į mūsų bendruomenę. Sektą. Į sektą. Mes apiforminsim oficialiai, o jeigu jūs turit kažkokį tai turtą, aukso, sidabro, būtos, kolektyvinį sodą, ar žemės sklypą, ar miško, viską apiforminsim per notarą ir nesvarbu, mes nesakom, kad mes norim atimti iš jūsų tą turtą, šiandien tai yra netimti, tai yra pasiaukoti bendruomeniai, o parašysim testamentą, kai, kaip sakant, jūs jau keliausit į aną pasaulį, tada to turtas atitektų mums. Tai va, taip, neturėtų būti. Tai ką šiam kartui tiek, mėlyje. Ačiū, kad buvot su mumis. Iki.